Nauji metai, nauja pradžia. Ir tai netušti žodžiai, tegu tai būna pilni suvokimo žodžiai, kad šitie metai yra nauja pradžia, keistis, mokytis ir mokytis iš Kristaus. Nes būtent Kristus mus kvietė ir ragino mokytis iš jo, kad galėtume suprasti, kas yra gera, tobula Dievo valia. Kiekvienam iš mūsų, kiekvienoje aplinkybėje, kad tai galėtume taikyti. Nes jei nesimokysime, nežinosime, negalėsime pritaikyti. Mokytis kartu yra geriau negu mokytis vienam. Todėl šios metus būkime kartu, mokykimės, keiskimės, nes būtent pasikeitimas, tai, ką mes renkamės, formuoja mūsų įpročius. Įpročiai formuoja mūsų gyvenimo kryptį, o gyvenimo kryptis tai yra visas mūsų gyvenimas. Tegu šitie metai būna pilni Dievo išminties, Dievo supratimo, Dievo malonės ir tegu viskas, kas gera, supa jus. Geriausių atėjusių metų.